Sveiki, šiandien toks įdomus sintinukas, turėtų būti toks žaidimų kompiuteris, nežinau kaip išpavadinsiu, konsolė. Žodžiu, kainavo 19,48 €. Žada, kad bus 3000 žaidimų viduj. Nu tokia, žinot, ale retro, ten su senais žaidimas. Ne Game Boy. Žodžiu, pamatysite. Čia kaip išpakuoti, ką? Čia keliavo 2 savaitės, Nyderlandų paštų tarp kitko. Nieko nereikėjo jokių deklaracijų čia daryti, vėl, bet Origin China, bet matyt, sakau, paštas, tai yra muitinė nekvaila, peršviečia, turbūt kartais išeina nemokėt, bet už telefonus, kaip matot, reikia mokėti visada. Nu, čia bus ilgai, sakyčiau. Tikriausiai net neatsipakuoja. Paimsiu čia nupjausiu. O, kaip supakuota. Savanoris 10 balų, kiniečiai. 210 balų. Nežinau, kas. Čia šiaip ne man šitas dalykas, bet aš pasistengsiu pats pažaisti. Ir jums Parodysiu. Štai matote, video games. Jau maždaug įsivaizduojate, kas čia toks, ar ne? Aš tai taip suprantu, čia kažkokie seni žaidimai. Nu, aprašymus nueisit, pasižiūrėsit, gal išpakuojam. Pasižiūrėsim, ar čia įdomu kas nors, ar ne? Kam nors. Tokie kaip Mario žaidimai čia yra. Ten tankai tokie buvo, atsimenat. Va, jis vadinasi ir turi pavadinimą Perlinta. Sena jungtis dar jau vis mažiau naudoja, tarp kitko, šitos micro USB, ne? Nes per čia ir kraunasi. Taip, čia šitas aktualu. Netgi ausinės, nepatikėsite. Wow, metalinės. Perlinta ausinės su laikikliu. Tai čia žais galima iki mirties, iki nukritimo. Taip, suviniota labai daug. Wow. Biškį apčiupinėtas, bet nieko. Žinokit, turi kamerą, 8 GB atminties, blizga kamera, garsiakalbiai kažkur, va, čia mygtukai, čia joystickas toks. Kaip jis čia veikia. Taip. Ir, kiek žinau, dažnai nemoka daugelis įjungti. O kaip įjungti, išsiaiškinsiu. Čia turbūt on off. Kažkaip reikia čia spausti. Ir spausti, nieko nespausti. Jų, jeigu nueisite į AliExpressą, pamatysit pilną. Nu, ekranas toks šiaip sau. Taip, start, ką čia start, nestart, kur čia nueiti, nežinau aš kur čia nueiti. Na ką, pasižiūrim šitą daiktą iš arčiau, truputį pasižiūrėjau, taip sakant, pratestavau, galima truputį daugiau apie tai papasakoti. Taip, kaip matot, štai pusė užrašyta Perlinta kažkoks, aišku, nežinomas vardas visiškai. Čia, man atrodo, taip, čia nėra jokių garsiakalbių, čia joks ne stereo garsas. Taip, 8 GB, kamera, jungimo mygtukas. Taip, dabar čia įsijungiau, kaip tik, matot, užsidega Perlinta. Man nežinau, kaip tarėsi. Čia, ir taip visiems aišku, turbūt, viena jungtis yra USB, tuo svesiriškumą, USB, kortelė dedasi microSD. MicroSD kortelė dedas labai sunkiai, dar sunkiau išsima. Išsima tik su pincetu ir tai labai gerai suspaudus. Nu, blogai pagaminta ausinių lizdas. Taip. Einam toliau. Čia yra va, mygtukai valdymo. Paprastai
Nežinau, visą laiką buvo garsas. Gal žaidime kažkas kitas ten dar suveikia, bet man visą laiką garsas. Baterija laiko apie 2 valandas, kraunasi, žinokite, kraunasi tiek, kiek norit, tiek ir laikot. Ta prasme, kai rodo, kad kraunasi, bet nerodo, kada pasikrauna. Tai gali laikyti nors ir visą dieną, ten vis tiek rodo, kad kraunasi. Maždaug palaikau 2 valandas, tai viskas pasibaigia. Dabar čia mygtukas pirmin atgal. Aš jums taip palaikysiu, matot kažką. Matot, plasmasė blizganti, nuščiupinėja, vos tik tai prisilieti ir lieka pirštų antspaudai. Geriau būtų matinė plasmasė, jeigu tai įmanoma. Ir mygtukai kairė dešinė. Galim praeiti, žiūrėkite. Tai. Dabar, taip. Čia yra šitas mygtukas kaip ir Enter. Šitas atgal. Dabar, matot, temas čia keičiasi. Praeinam į Music. Taip, čia yra patvirtinimo mygtukas, čia atgal. To aš atitolinsiu vaizdą, geriau matysit. Ir viskas, All Music. Čia buvo viduje rašyta Jacksono. Aš jos neleisiu, nes YouTube'as paskui išblokuoja. Ir viskas. Čia matot, pasirinkti pagal žanrą, pagal muzikos, kažkokią tai stilių ir taip toliau. Matot, paspaudžiu ir nuėjau atgal. Taip, toliau video. Čia galit peržiūrėti savo nufilmuotą medžiagą. Foto nuotraukos. Labai prastas video, irgi labai prastas, net neverta, nežinau, neverta sustoti. Žaidimai. Žaidimus galite įsirašyti. Ten teigia nežinau kiek. Atseit 8000, iš tikrųjų yra apie 100. Taip yra todėl, kad pavyzdžiui po 100 vėl tie patys žaidimų variantai. Žaidimus galite įsirašyti savo ir tuos formatus matysite ten, kur nuorodą. Aš jums įdėsiu po apačią, po video. Kaip supratau, ten yra GBA toks formatas, Game Boy Advance ar kažkas čia, taip pasileidžiat. Ir galite žaisti. Oi, nematau, žinok, žiūriu per ekraną. Gerai, veikia. Tai yra tokie, nežinau, 90 metų žaidimai, arba 80 net kažkelintų. Dar pasikartosiu, žiūriu per fotoaparato ekraną ir nematau, kur čia... Start, Nematau, kur spausti. Čia tik kažką pasirinkti reikia. Taip, su žaidimai pasileidžia su start mygtuku. Kaip matote šitas apačioj. Kažkas tai tokio čia yra. Matot, tas mygtukas, kuris čia man. Į kairę, į viršų, dešinę, galima eiti su šituo. Su šituo mygtuku, jis irgi valdymo yra. Su šituo šokinėja, čia matau. Čia, nežinau, belia ką spaudžiu, sakau. Žodžiu, paspaudžiam atgal, turim išeiti iš čia. Arba su select mygtuku. Su šituo, dabar su šituo. Kažkaip tai taip. Atsisinčiau. Iš internete galite rasti krūvą ten tų GBA žaidimų. Tai čia įsirašo External Games. External Games, tai čia bus kortelė. Kažkoks James Bondas. Bet irgi muzika bus negera. Taip, čia spaudžiam. Nintendo. Ryškumas, kur ryškumas. Žodžiu, kaip suprato, šitie mygtukai tai yra tas pats, kas šitas į kairę, dešinę, viršų, į apačią. Jie tiesiog dubliuojasi. Garsą, sumažinam garsą, jeigu leis. Matot. Sumažinau garsą. Jameso Bondo žaidimas. New game. Reikia vardą įrašyti. Žodžiu, išėjau atgal. Tai toksai yra
Ai, tiesa dar kas čia. Čia nežinau, kodėl kai kurie žaidimai čia tiesiog išsikelia, va čia viršų ir nieko, ten niekas daugiau čia nesikeičia. Vat jūs galite tiesiog patekti tiesiai į žaidimą per čia. Taip, kur mes čia stom games, dabar pasižiūrim DV, tai čia, kas yra DV, man atrodo, filmavimas įsijungia, o matot, ten dėžė stovi. Nu nežinau, labai prastas. Taip, ką čia galima pasirinkti. Oi, iš įpročio spaudžiu. Kaip čia vaikščia su šitais, nežinau. Didina 4 kartus, bet yra skaitmeninis didinimas. Su apatiniu, nu žodžiu. Taip. E-book galima skaityti elektroninės knygas. Bet tekstas yra tiek mažas, kad ten nieko nesimato. Tai nerekomenduoju. Dictionary yra. Tarkim, žodis we. Nu ir ką? ABC. O kaip mato čia nais? Nežinau kaip. Ai, va čia gal enter. Va, we had. Aha, štai matot. Koks čia žodynas į kiniečių turbūt, ar kas čia? Taip išeina. Kinų anglų kalbos žodynas. Taip, browser, failus tiesiog parodo. Nu, paprastai. Žodžiu, tas pats, kas kompiuterį, kas nors, Total Commanderis, dar kas nors, einat pasižiūrit failus, settings, einam į settings, displejus, švietimas turbūt, blam. Kur čia tas patvirtinti? Čia, šitas mygtukas jo patvirtinti visur veikia. Čia kiek laiko degs apšvietimas, nu, ekranas power saving, už 5 minučių, tai man atrodo, jisai išsijungia ir kažkas, nežinau. Nu, čia nesminė iš tikrųjų language, nu, galit kalbas anglų, matot krūvą visokių. Lietuvių nėra, rusų yra, lenkų yra, ir vengrų, rumunų, taip toliau. Suomių, English, nu gerai, English. TV out. Matot, galit į PayPalą norėjau sakyti palą, TSC, tada va šitos visus formatus. Galite žaisti dideliam ekrane, Sync Media, nežinau, niekada nenaudoju, Advanced Information, nu, va, matot, username, firmware version, čia 12 metų, jeigu čia data, tai 2012 metų, nu, matot. Kortelę rodo, viską rodo čia. Net galima, ne, šrifto negalima pasirinkti. Galima pasirinkti, kad pipsėtų, aš taip įsivaizduoju. Jo, pipsi šiek tiek. Effect setting, cube, pabandom fly in. Va, matot. Iškart pasikti search folder on, formatuot galima, viską čia suformatuot. Reset default settings, check system. Nu ir viskas, nu, kažką mat. Žodžiu, esmė, recorder, tai čia garsą turbūt, ne? Jo, įrašinėt garsą. Aha, dar yra, štai vėl žaidimai, stopwatch. Timeris yra, kažkaip pasileidžia. Paskui yra kalkuliatorius. Nu, bet sudėtinga, kadangi ne touchscreenas, tai žinote, 7-8. Kart 9. Lygų, matot, 702. Taip, kalendorius. Nu, matot, datos aš nenustačiau.
Taip, einam toliau. Viskas. Tai va, tai toks. Čia, kaip matote, tas patvirtinimo mygtukas, kaip Enter. Čia gali būti funkcijų mygtukai, tarkim, jeigu žaidimą žaidžia kažkas pašoka arba ten pritupia. Čia atgal. Select, pasirink kažką. Žaidime Start mygtukas ir viskas. O čia kairė dešinė, į viršų, žemyn. O čia tas pats tik, vat matot, jis toks judantis. Tai va toks dalykas. O čia garsas. Bet čia garsas visą laiką būna, net žaidime garsas. Aišku, geriau savo parsisiųsti, nes žaidimai tai tikrai nėra jau 8000 ir jie visi tokie, abejotini. Tai va. Tai turbūt viskas tada. Labai lengva plasmasė ir toks, nežinau. Rankose patogus, bet kažkoks tai, kaip visada, lūžtantis. Mat, koks žaidimas. Insert coin. Šiaip visą laiką reikia startą spausti, mat, toks žaidimas. Čia kažką vėl pasiūlė. Va, žodžiu, štai taip. Tai iki visiems.